Oh, buongiorno ragazze, vakar niekas neturi paskaitą, tai aš pagalvojau, gal darom kažką kitokio ir aš šiandien įrašysiu paskaitą, įkelsim į Moodle, jūs ten ir pasižiūrėsite. Ar negera mintis? Puikiai mintis, puikiai mintis. Visi sėdi čia ir sako. Einam pažiūrėti apie ką. Tuoj. Kalbėsime apie vieną svarbų aspektą. Tai yra tas puoselėjimas tos kalbos, į kurią verčiame. Kadangi tai paprastai mums kaip lietuviams, yra lietuvių kalba, mes norime pristatyti šiandien tokią knygutę, kuri vadinasi Vertimas į lietuvių kalbą Trafaretų antplūdis. Trafaretų antplūdis. Okay, čia yra mano vertimas, čia, kai matote, arba nematote, reikėtų šitą kamerą į kitą pusę sukti. Nėra kažkokio būdo į kitą pusę sukti kamerą. Che telefono. Ok, pavyko. Tęsiu tada. Vertimas į lietuvių kalbą Trafaretų antplūdis. Autorius yra Vilmantas Vilkončius, kuris yra vertėjas ir kalbininkas. Aišku, mano vertimas yra un'invasione di frasi fatte. Bet pirmiausia, reikia prisiminti, ką reiškia trafaretas. Duodu jau minutėlę pagalvoti, ką reiškia trafaretas. Ar žinote šitą žodį? Šiaip galiu tiesiog padaryti, kad jūs stabdytumėt ir pagalvotumėt, nebūtinai turit čia leisti minutę. Trafaretas, kas beje yra skolinys iš italų kalbos, jeigu stabdote ir mąstote. Skolinys iš italų kalbos traforetto. Traforare, veiksmažodis traforare, reiškia durti mažas skylutes. Bet ne vieną, traforare reiškia taip durti, kad nuo vieno iki kito galo kiaurai. O pats trafaretas, itališkai nesu girdėjęs vartojant trafareto šią reikšmę, yra tam tikra plokštelė su skylutėm ir pagal tą skylutės tu gali daryti piešinį. Ir visi piešiniai yra vienodi. Dėl to, kad tu taikai tą plokštelę kaip matricą ir darysi kopijas piešinio, užrašo ar panašiai. Čia yra tiesioginė reikšmė. O mes turime suprasti, kad perkeltinė reikšmė žodžio trafaretas yra būtent šablonas, štampas. Sakyčiau, kalbant apie vertimą, sakytume, kad tai yra šabloninis vertimas, mechaninis, nuvalkiotas, nerūpestingas, atsainus, paviršutiniškas. Dėl to mano vertime nedarykit tokios klaidos. Žiūrėk, kaip blogai atrodo tas D, kuris yra ne šalia savo junginio. Ta D reikia kelti čia. Gerai? Un'invasione di frasi fatte reiškia būtent štampų invaziją. Frazė fatta yra padarytas sakinys, paruoštas ir nuolat vartojamas šitaip. Jeigu noriu priminti, toks šabloninis sakinys yra vaizdingas ir turi gilią prasmę, tada mes paprastai nevadiname trafaretas, vadiname, frazeologizmu. Ką reiškia frazeologizmas? Frazeologizmas reiškia, kad pasakymas yra neskaidomas, aišku, vaizdingas ir prasmės atžvilgiu. Kai tu pagalvoji apie kažkokį lietuvišką frazeologizmą, traukti per dantį. Niekas netraukia
per dantį, bet pats pasakymas, kuris yra neskaidomas, gali būti pakeičiamas savo dalise, reiškia jau šaipytis. Ką turi Vilkončius omeny, kai kalba apie trafaretų antplūdį? Jis turi omeny, kad dažnai verčiant, jis verčia paprastai iš anglų kalbos, mes pasirenkame tinginio kelią ir nemastydami, kaip iš tiesų yra lietuviškas pasakymas, verčiame paprastai pažodžiui. Dabar cituojame iš pratarmės ir čia yra, prašau, duodu susipažinti su tekstu. Vertėjui, kuris gilinasi iš karto į dvi kalbas, į tą, iš kurios verčia, ir į tą, į kurią perkelia iš pirmosios mintis ir jausmus, dažniau rečiau išblunka kalbų riba ir iš vienos jų į kitą pereina svetimų antrajai žodžių arba jų reikšmių, posakių ir sakinių. Dažnai, pavyzdžiui, man kaip italui, atsitinka, kad ne visai lietuviškai sakiau, dėl to, kad mano galvoj itališkai taip yra. Pasakymas gali būti suprantamas ir neturėti lietuviško skonio, arba gali būti jau visai netaisyklingas. Jeigu itališkai sakiau aprire gli occhi ir lietuviškai išverčiau atverti akis, gal yra taisyklingas pasakymas, bet lietuviškai turime kitą žodį, turime atmerkti akis. Eina pažiūrėti, apie ką eina kalba. Vilkončius struktūruoja šitą knygutę abecelinė tvarka. Abėcėlės tvarka reiškia, kad jis aptarinėja abėcėliškai tam tikrus posakius, pasakymus, kurie yra gal ir suprantami, kartais taisyklingi, bet nelietuviški ir netinka būtent verčiant ypač grožinę literatūrą. Žodžiu, eina pažiūrėti. Čia turime pažodinio vertimo atvejus. Ką reiškia pažodinis vertimas? Reiškia, kad mes tiesiog paimame atskirus žodžius ir atliekame tokią transkripciją kitą kalbą. Pakomentuosiu pirmą, paskui jūs pagalvosite apie kitus ir aš duosiu jums atsakymus. Kiek kartų jūs sakote arba tenka girdėti vieną dalyką? Noriu pasakyti tau vieną dalyką. Dar vienas dalykas. Mes turime nepamiršti, kad lietuvių kalba, sena, archaiška, gražiausias visakyti, aišku, taip, bet ne ta, aš ne apie tai. Turime nepamiršti, kad lietuvių kalba yra labai konkreti kalba. Kaip ir buvo sakoma, kad tai yra darbo žmonių, valstiečių, ūkininkų kalba ir ūkininkai nėra linkę filosofuoti, yra linkę būti konkretus. Ir todėl abstraktus daiktavardžiai, reiškiantys abstrakčias sąvokas, nėra labai priimtini lietuvių kalbai. Ypač jeigu nefilosofuojame. Tačiau lietuviškai žodis dalykas yra vienas iš tų pavyzdžių. Gali reikšti daug ką, bet dažniausiai būtent jis turėtų būti pakeičiamas, kažką kitą turi reikšti. Pirmiausia, dabar darom kažkaip kitaip turi būti išreiškiamas. Čia yra pavyzdys su viena dalyka, no? Pažiūrėkite. Vietoj dar vienas dalykas, pasakysime lietuviškai, dar šis tas. Arba man turi paaiškinti vieną dalyką. Man turi paaiškinti šitą, štai ką, kažką netgi. Dalykas yra vienas iš tų tuščių žodžių, kuriais dažnai piktnaudžiavame. Dabar ką darome? Duodu jums pasižiūrėti į tuos tris kitus pavyzdžius, užmiršk tai, forget it, kelti tostą ir netajau čia dėl pinigų, kurie yra tris tipologiniai pavyzdžiai. Pirmas, aš jau pirmą pakomentavau, kad tai yra tuščias žodis. Kiti trys yra ydingi dėl kitos priežasties ir jie neatitinka lietuvių kalbos vizijos, lietuvių kalbos
esmės. Mes lietuviškai nesakome forget it, užmirštai. Arba to raise a toast, kelti tostą. Arba I didn't come here for the money. Itališkai voglio dirti una cosa, era normalu, vieną dalyką. Bet, pavyzdžiui, užmiršk tai itališkai, dimentikalo, nesakoma, čia vertinys iš anglų kalbos. Dimentikalo ne tą reikštų, vartotume kitam kontekste. Kelti tostą, iš viso, alzare, nėra tokio pasakymo. Ir lietuviškai yra blogas. O paskutinis, neatėjau čia dėl pinigų, itališkai yra normalus. Non sono venuto qui per i soldi. Dabar stabdote ir galvojate, kaip lietuviškai reikėtų visą tai išversti. Va bene, ok, tikiuosi, kad pagalvojate. Čia yra Vilkončiaus ir mano vienas kitas siūlomi vertimai. Forget it, užmirštai, nėra lietuviškas. Lietuviškai sakoma, nesu kalvos. Arba niekai, vieni niekai, nesąmonės. Ir paskui turime kitą reikšmę, nesulauksi arba nieko gyvo. Forget it iš tiesų turi dvi reikšmės. Arba būtent tai yra nesvarbus dalykas, tai nesu galvos. Ir nepamirštai, užmirštai. Arba yra forget it, reiškia, net apie tai negalvok. Ir čia yra būtent tas nesulauksi nieko gyvo. Pamastykite apie du kontekstus, kur tiktų vieną arba kitą reikšmę. Va bene, kelti tostą. Kas yra blogai su kelti tostą? Jeigu tostas, mes žinome, ką turime omeny kelti tostą. Yra kažkoks banketas, kažkokia vakarienė, iškilminga ir žmogus sako, va, dabar gerkime kam nors į sveikatą ir kelti tostą. Bet negalima kelti tostą. Supranta, jūs galite kelti taurę arba skelbti tostą. Pasakyti kelti tostą yra suvokiamas kaip reiškinys, nes tu žinai kelti taurę, skelbti tostą ir sakai kelti tostą. Bet jis yra nelogiškas ir be abejo nelietuviškas. Kas yra blogai su paskutiniu? Neatėjau čia dėl pinigų. Va, čia vien iš tų pasakymų, kur man pirmą kartą, kai mačiau, sukėlė nuostabą. Aš niekada nebūčiau susimastęs. Ir itališkai nebūčiau susimastęs. Kas yra blogai su šiuo sakiniu? Blogai yra, kad lietuviai yra konkretų žmonės. Ir tada pasakyti, neatėjau čia, kai tu esi prieš mane ir su manimi kalbi, yra nelogiška. Kaip suprasti neatėjau? Tai neatėjau čia, o tu čia prieš mane. Lietuviškai mes sakytum, neatėjau čia dėl pinigų, o atėjau čia, nes čia faktas, nes mane matai, ne dėl pinigų. Labai svarbus skirtumas ir, sakau, pirmą kartą apie tai sužinojau skaitydamas šitą knygą, niekada nebuvau susimastęs. Ir gal ir jūs niekada nesusimastę. Gerai, čia buvo pažodis vertimas, einam toliau. Antras skaidrė yra tokia, kur nėra pasakymas visai peiktinas, bet galima geriau. Skaitau, paskui jūs stabdote ir pamastykite. Gal 10, gal 12, nesu tikras. Gaminti maistą. Patekau į bėdą. Paskui dialogo forma. Aš negaliu. Taip, tu gali. Stabdote. Ir pamastėte, kas čia yra ne visai gerai. Visada galvoju, kad galima geriau, reiškia, Jablonskis pasakytų kitaip. Kur bėda su pirmoju sakiniu? Pažiūrėkit. Nesu tikras. Ką reiškia nesu tikras? Perkūnas nėra tikras.
Ateiviai greičiausiai nėra tikri. Kaip žmogus gali pasakyti, nesu tikras. Tai tu tikras, va, matau, čia, va, mėsa, kaulai, kalbiai stovi prieš mane. Kažkai nesu tikras, tu esi tikras. Ir todėl lietuviškai mes, pavyzdžiui, šiam sakiniui daug gražiau sakytumėm, gal 10, gal 12, tiksliai, nežinau, tiksliai nežinau. Suprantat? Gaminti maistą. Kas blogai su gaminti maistą? Ragazzi, gaminti maistą. Žodis maistą apskritai yra irgi abstraktus, nes neįvardė tam tikrą valgomą dalyką. Maistą bendrai. Todėl lietuviai vengia šito. Mes nesakysime, aš atnešiu maisto. Nu ne, aš atnešiu valgyti. Aš atnešiu ką valgyti. Juk mes tikrai nesakytume, norėčiau maisto. Sakyčiau, norėčiau ką nors valgyti. Ir todėl vietoj gaminti maistą, jūs turėkite omeny, kad tiesiog užtenka pasakyti gaminu. Jeigu nesi kur nors fabriko ceche arba kur nors gamyklai, pats pasakymas gaminu, mes suvokiame, kad žmogus ruošia valgyti. Ir todėl ruošia valgyti, arba virti, arba ruošti vakarienę, ruošti pietus, ruošti pusryčius. Bet gaminti maistą, sakau, nebent pramoninis dalykas. Matot, kaip, pavyzdžiui, Pringles gamina. Va, čia būtų jau gaminti maistą. Aišku, jeigu Pringles laikysime maistu. Toliau, patekau į bėdą. Pats pasakymas, nieko blogo nėra su patekau į bėdą. Tačiau lietuviškiau skamba, arba ištiko bėda, nes bėda nėra vieta, kur tu gali patekti. Suprantai, čia esmė. Bet jeigu nori vaizdingai pasakyti, tada pasakysi įklimpau į bėdą. Tarsi bėda būtų kažkokia pelkė, kažkoks durpynas. Suprantai, patekau į bėdą, tiesiog, jeigu turi kalbos jausmą, tu jauti, kad galima kitaip, negu patekau į bėdą. Paskutinis pavyzdys. Kas blogai su paskutiniu pavyzdžiu? Sako, aš negaliu, taip tu gali. Io non posso, sì, puoi. I can't do that. Yes, you can. Lietuviškai ne tai veikia. Lietuviškai yra taip. Jeigu žmogus sako, kad aš negaliu, atsiprašau, ir tu nesutinki su jo, tu nepasakysi taip, pasakysi ne. Tu nėra tiesa, ką tu ką tik pasakėjai. Aš negaliu, ne, tu gali. Pagalvokit, kaip būtų teigiama forma. Aš galiu, taip, tu gali. Tikiuosi, kad supratote ir kad po šiandienos paskaitos jūs iš savo kalbos išvysite tokius pasakymus. Padarykit savo kalbą švaresnį. O bene, trečia skaidė, irgi pagal šitą knygą, primenu, yra vertimas į lietuvių kalbą, Trafaretų Antplis, Vilkončius Vilmanto. Yra tokia. Kažkokia kraupi muzika turi būti. Žinote šitą filmą? Angliškai vadinasi It. Lietuviškai išversta tai ir tu greičiausiai žino šitą. Plūduriuosi ir tu. Grėsmingai ir mįslingai skamba. Problema būtent, apie kurią Vilkončius kalba, yra kaip versti angliškai It. Deja, lietuviškai piktnaudžiavome It vertimu, kas yra tai, to, tas. Ir čia turime kelis pavyzdžius. Noriu pasakyti, tai problema, skaitysiu, negali to daryti ir vietoj to, kad, klausytum. Dabar stabdom. Jūs galite ieškoti, suprantate, šitas įrašas nebus visos pilnos valandos. Dėl to, kad čia, jeigu būtų tikra paskaita, aš pasakyčiau, dabar jūs susimastot, arba sakyčiau, eiti ieškoti į žodyną, eiti ieškoti į biblioteką, bet jūs šitą dar dabar namuose. Tai problema. Tai yra labai abstraktus dalykas. Nesakiau, kad neegzistuoja šitas žodis lietuviškai. Aišku, kad egzistuoja. Dažniausiai egzistuoja, bet jau ne kaip it, o apskritai kaip dalelytė. Pavyzdžiui, kai sakai, tai ką? Man tai nepatinka.
Kai tu sakai, man tai nepatinka, nenori pasakyti, kad tas dalykas tau nepatinka. Yra tiesiog kaip dalelytė, kaip pabrėžiamoji dalelytė. Todėl jo vartojimas turi būti atsargus, reikia atsargiai vartoti. Vietoj tai problema, pavyzdžiui, sakysime, ne taip jau paprasta. Arba prastai popieriai, arba riesta, arba bus sunku, arba, ką žinau, bėda. Tai problema. Negali to daryti. To ko. Lietuviškai taip sakytumėm, šitaip nepadarysi, taip nebus. Arba, jeigu kontekstas leidžia, neturi teisės taip daryti. You can't do that. You don't have the right to do that. Neturi teisės taip daryti. Paskutinis svarbus, nes čia yra jau jungtukas, kuris po truputį yra apleidžiamas, jūs jį pamirštate. Suprantu, kad itališkai vietoj to, kad būtų invece di. Bet lietuviškai vietoj to, kad turime gražų jungtuką užuot, kuris irgi paprastai eina su dalyviu. Vietoj to, ką klausytum, užuot paklausęs. Labai gerai. Einant toliau. Čia, aišku, būtų gal bairių, gal pastabų, žinot, bet čia, kadangi įrašau ir neturiu žmonių, tai to ir nedarau. Paskutinė tema, apie kurią šiandien kalbėsime, yra būtent laikas ir vieta. Laikas ir vieta yra dvi savokos, kurios mums yra suprantamos lengviau, negu galime jas paaiškinti. Kas yra laikas, kas yra vieta. Ir dažnai angliškai place and time yra vartojami labai abstrakčiai ir labai toli nuo lietuvių kalbos. Pats žodis laikas, pats žodis vieta yra labai bendros reikšmės ir todėl mes turėtumėm pasistengti ieškoti lietuviškesnių variantų. Čia yra pavyzdžiai. Neturiu laiko praleisti laiką saugioje vietoje ir tavo vietoje. Pasakymai yra suprantami lietuviškai ir netgi negaliu pasakyti, kad yra gramatiškai neįmanomi arba netaisyklingi, bet jie neatsiduoda lietuvių kalba. Tai 16 amžiuje nesakytum neturiu laiko. Stabdom, pažiūrite. Laikas ir vieta. Vietoj neturiu laiko, lietuviai sakytų, neturiu kada. Ir itališkai, kur yra abstraktesnė kalba negu lietuviai, vietoj nono quando, kas tikrai neįmanomas, ir sakytum nono tempo. Praleisti laiką. Itališkai passare il tempo. Ką reiškia praleisti laiką? Kas tu, smaini laikrodis? Praleisti laiką yra visiškai nekonkretus. Ir lietuviškai sakytum verčiau ir geriau praleisti vakarą, praleisti dieną. Arba tiesiog pastime gali būti tiesiog, kad pasilinksminti, arba kad yra smagu, gera. Turėjau gerą laiką. Dieve, dar blogiau. I had that wonderful time. Dar blogiau. Lietuviškai taip nesakome. Galima daugiau tokių pavyzdžių, todėl ir šiaip nurodyčiau nueiti į skaityklą, biblioteką ir pasiimti šitą knygą ir pravartyti. Gali būti įdomu. Jeigu jūs dar nebūtume pradėję rašyti bakalaurą, būčiau pats pasakęs. Parašykite apie trafaretus. Ir paskui eina prie vietos. Saugioj vietoje ir tavo vietoje. Saugioj vietoje. Kas yra saugi vieta? Ne lietuviškas pasakymas. Lietuviškai sakytumėm saugiai. Arba kur saugu. Laikyk dokumentus saugioj vietoje. Kas yra saugi vieta? Stalčius yra saugi vieta? Kas saugi vieta? Ką žinau, ne lietuviškas. Laikyk dokumentus kur saugu. Arba padėk saugiai dokumentus. Čia yra lietuviškai. Paskutinis, kaip ir užuot, yra vienas iš tų pasakymų, kurie yra sustabarėję ir lietuviškai yra frazeologizmas.
vietoj tavo vietoj, pažiūrim ar atspėjote, lietuviškai mes turim pasakyti tavim dėtas. Ar aišku, tavim dėta, jeigu moteris. Tavim dėtas. Bet čia yra lietuviškai. Ką reiškia tavo vietoj? Nebent būtų išpyliau Coca-Colaus tavo vietoj, arba atsisėdau tavo vietoj, arba tavo vietoj popkornai mėtosi. Tai čia turi būti konkretu, kas yra ta vieta. Va bene, bei puiku, kitą kartą mes tęsime šitą temą ir kalbėsime apie invazinį frazifatą, bet būtent verčiant, kaip būtent parinkti lietuviškiausią, kur tekstas yra ne juridinis arba instrukcijos arba tikslinis tekstas, yra labiau literatūrinis, kur reikia tiesiog sukurti vertimą, kuris būtų ne tik atitiktų originalą, bet dar būtų įdomu skaityti. Bene, grazie, ciao, arrivederci. Jeigu turit pastabų, klausimų, aišku, rašykite kaip visada, arba kartais ateikite į paskaitą. Ane?